Mano vardas Juozas, esu Lapino namų komandos vadovas, pats gyvenu name ir kiek pakalbu su žmonėm, vis dar girdžiu labai daug mitų apie gyvenimą name. Vienas iš dažniausiai girdimų mitų yra tai, kad jeigu gyvensi name, tai dirbsi vairuotoju. Netiesa, dėl to, kad nesvarbu, kur tu gyvensi, jeigu nori patogiai gyventi, tai tu turi turėti automobilį ir tuo vairuotoju dirbsi. Juk vis tiek vaikus leisite į mokyklą tą, kur norite, kad jie eitų dėl mokymo kokybės. Dirbsite ten, kur jums patinka, o ne prie namų, o užsiminėsite įvairiom sporto veiklom ten, kur jos vyksta. Kas liečia važinėjimą už miesto toli, tai irgi reikia suprasti, kad kamščiai pagrinde susidaro jau mieste. Ir išvažiavus iš miesto, iš kamščių, papildomai pavažiuoti iki kvartalo 3 ar 5 minutės, tai nėra didelė problema. O ko žmonės iš tikrųjų labai dažnai neįvertina, tai yra tai, kad gyvenant mieste jūs sugaištate labai daug laiko parkavimus. Jo paieškai, tada ėjimui nuo parkavimo iki namų, kilimui iki savo buto, o gyvenant nuosavam name parkavimo problema neegzistuoja visai. Kitas šito klausimo aspektas yra tai, kad žmonės sako, kad išleisite daug pinigų benzinui. Netiesa. Pavyzdžiui, aš gyvenu name, vairuoju hibridą, įkraunamą hibridą, kuris nuvažiuoja apie 40 km, kurių pilnai pakanka kiekvienai dienai nuvažiuoti į centrą į darbą ir grįžti namo. O jeigu turi savo saulės elektrinę, kurią ant namo įsirengti yra labai paprasta, tai praktiškai tas važinėjimas nieko nekainuoja. Dar vienas mitas, kurį dažnai girdime, yra tai, kad kvartaluose individualių namų nėra infrastruktūros. Turime galvoje ir inžinerinę infrastruktūrą, kaip gatvės, asfaltuotas apšvietimas, šaligatviai. Taip pat turime galvoje ir kitą infrastruktūrą, kaip vaikų darželiai, parduotuvės ir panašiai. Netiesa, dėl to, kad tai labai priklauso nuo to, kur yra kvartalas ir koks jis yra. Daugumoje kvartalų, pavyzdžiui, mūsų statomų kvartalų, tai visą tai yra išspręsta. Pakeliui namo jūs turite praktiškai viską. Ir parduotuvės, ir darželius, ir mokyklas. Negana to, dažnai tokia infrastruktūra būna ir pačiame kvartale arba visai šalia jo, pasiekiama pėsčiomis. Tas mitas apie tai, kad miestų rajonuose nesivysto vaikų darželiai ir mokyklos, yra jau labai senai pasenęs. Ta problema yra arba išspręsta, arba labai aktyviai savivaldybių sprendžiama. O kalbant apie vaikų transportavimą, tai yra geltonų autobusiuko sprendimas. Tai jūsų vaikai saugiai surenkami yra nuo namų ir pavežami vakare. Kitas mitas yra tai, kad nusipirkti namą, tai niekuomet nebaigsite įrengimo. Tai yra ir tiesa, ir netiesa. Tiesa yra tuo atveju, jeigu jūs perkate neįrengtą namą arba namą su daline apdaila. Reikia suprasti iš tikrųjų, kad namą įsirengti tai yra nebūtai įsirengti. Tai yra ir šildymo vėdinimo sistemos ir kiti dalykai, kuriuos turite patys įspręsti, priešingai negu bute. Bet kam taip daryti? Pirkite namą su pilna apdaila. Pavyzdžiui, mes pardavinėjame namus tik su pilna apdaila ir nebūtinai tai kažkokia labai standartinė apdaila. Galima rinktis iš daugybės medžiagų, galite siūlyti savo medžiagas ir sprendimus ir neturėsite tos problemos. Kitas mitas yra, jeigu gyvensi name, tai gaiši labai daug laiko tvarkymus. Turime galvoti tiek vidaus, tiek kiemų ir panašiai. Nesąmonė. Namas, jeigu protingai suplanuotas, be slenkščių, jeigu jis yra vieno aukšto, tai jis yra idealiai tinkantis tokiems sprendimam, kaip robotukas valymo už kelis šimtus eurų. Jūs išvis pamiršite tokį dalyką kaip grindų valymas. Kalbant apie kiemą, tai tiesiog nepadarykite neprotingų sprendimų ir neturėsite problemų. Lygiai tie patys robotukai yra, kurie pasirūpins visą žolę, jūs net neturėsite žolės pjauti. Mitas, kurį labai dažnai girdim, tai yra tai, kad jeigu gyvensi name, tai gyvensi netvarkingoje aplinkoje. Aplinkui bus besistatančių namų, neprižiūrėtų sklypų, namai bus skirtingi, vienas vienos spalvos, kitas kitoks. Tai yra, kakofonija architektūrinė. Dėl to, kad aplink Vilnių vis dar yra gajus tas modelis, namų statymo principas, kuris iš principo yra visiškai atgyvenęs, kai yra parduoda vystytojas, sklypų vystytojas klipukus, kad žmonės patys pastatytų namukus arba kad labai maži vystytojai po vieną kitą namuką pastatytų, žada, kad čia bus labai gražus kvartalas. O realybė iš tikrųjų yra tokia, kad kažkas nusiperka sklypą investicijai, kažkas nusiperka sklypą neaišku, kada statyti, pats net nežinodamas, kažkada ateityje galbūt. Ir tikrai tie žmonės, kurie pasistato namą greit, jie patenka į didelę bėdą. Dešimtmečiais vystosi tokie kvartalai. Tuos dešimtmečius vyksta statybos, važinėja statybinė technika per gatves, kur žaidžia vaikai. Tai yra labai didelė problema iš tikrųjų.
apie kurią žmonės nesusimasto iš anksto, o kai jau susimasto, tai jau būna per vėlu, nes jau kenčia. Bet irgi tai yra mitas dėl to, kad ne visi kvartalai yra tokie. Pavyzdžiui, mes vystome kvartalus, statydami juos etapiškai ištisom gatvelę. Ir kai mūsų gyventojas įsikelia į namą, jisai gauna ne tik namą, bet ir kaiminystę. Tvarkingą, gražią kaiminystę. Aptarėme mitus, dabar norėčiau pakalbėti apie privalumus. Apie privalumus šeimai. Jeigu jūs turite šeimą, jeigu jūs turite vaikų, tai namas iš principo yra tobulas sprendimas jums. Reikia turėti galvoje, kad jeigu jūs gyvenate kvartale, tai jūs gyvenate bendruomenėje, kur yra žymiai mažesnio tankumo. Tai reiškia, kad ir didesnis saugumas yra. Tai reiškia, kad ir pati bendruomenė yra artimesnė, labiau bendrauja. Jūs galite įsigyti už tą pačią kainą daug didesnę erdvę. Tai yra, jūsų vaikai gali turėti atskirus kambarius. Jūs turite kiemą, kuriame galite leisti vakarus, savaitgalius, jums nereikia jokių išvykų, jeigu nenorite ir panašiai. Jeigu gyvenate bute arba esate gyvenę bute, tai turbūt prisimenate, kaip kiekvieną vasaros savaitgalį tik ir galvojate, kur kaip ištrūkti. Nu gerai, išsinuomojate sodybą, vakare grįžtate po darbo namo, kraunatės daiktus, prikraunate automobilį, važiuojate į sodybą, išsikraunat, jau vakaras, apie 10 vakaro, einat miegoti. Šeštadienį atsikeliat taip, faina, nuostabi diena. Atsikeliat sekmadienį, 10 ryto, depresija. Ne to, kad jau reikės vėl susikrauti, jau reikės važiuoti. Ir iš tikrųjų, kraunatės, važiuojate namo, išsikraunate, praktiškai jūs turite vieną gerą tik tai dieną iš savaitgalio. O gyvendami name jūs turite puikų laiką nuo pat penktadienio pavakarių iki pat sekmadienio vakaro. Daug daugiau laisvės, daug daugiau nepriklausomybės nuo tų pačių centrinių energetikos sistemų. Jūs galite susikurti tam tikrą autonomiją. Aš pats esu Vilnietis, esu ir gimęs ir augęs Vilniuje. Didžiąją dalį gyvenimą esu praleidęs butuose. Tai esu gyvenęs ir Santariškėse, esu gyvenęs ir Fabijoniškėse, esu gyvenęs ir Pašilaičiuose, Šiaurės miestelyje, Šeškinėje. Ir prieš kokius gerus 10 metų persikrausčiau į namą ir viskas man tapo aišku. Iš principo gyvenimas name yra visai kita gyvenimo kokybė. Ir klausimas pagrindinis, kuris turėtų būti keliamas, tai yra ne tas, kad kur geriau gyventi, ar name, ar bute. Aišku, kad šeimai yra geriau gyventi ir name. Bet klausimas, kuris turėtų būti keliamas, yra kaip tinkamai išsirinkti namą, kad turėti gerą gyvenimą. Daugiau informacijos apie mūsų namus, apie mūsų koncepciją, apie mūsų kvartalus rasite šito video aprašyme arba internetiniam puslapyje adresu www.lapinonamai.lt.